mokslų universiteto studentė visuomenės sveikatos, biologijos olimpiadų laureatė, puikų žmogų moksluose ir gyvenime. Tai šiandien pakalbėsiu jums apie vartotojiškumą. Sutikime ją. Ačiū, Raigardai. Sveiki visi. Aš, kaip Raigardas minėjo, kalbėsiu apie vartojimą. Dėl vartotojiškumo mano tema vartojimas gyvenimas ir kodėl šią temą pasirinkau. Todėl, nes vartojimas yra visur ir mūsų gyvenime. Ir šiaip šiuolaikinė visuomenė nėra įsivaizduojama be vartojimo. Todėl, nes mes kasdienėje veikloje kažką vartojame. Ar tai maistą perkame, ar tai gėrimus kažkokius. Ir kaip skaičiau Vosyliūtės straipsnėje, yra išskiriami du skirtingi požiūriai į vartojimą. Tai vienas vartojimas, kai kalbame apie mūsų instinktus, kai mums reikia, tarkim, valgyti, kad išgyventumėm, gerti taip pat, kad išgyventumėm, ir kas yra būtina mūsų gyvenime. Ir yra antras požiūris į vartojimą, tai kai mes valdome savo norais ir troškimais. Kai mums tai nėra būtina, bet mes galime sau tai leisti, tiesiog ir mes įsigijame. Jūs esate psichologės, būsimas psichologės, studijuojate psichologiją. Ir, pavyzdžiui, kodėl žmonės vartoja tuos daiktus, nors jų jiem, tarkim, ir nereikia. Todėl paprasčiausiai, kad jie nori parodyti savo padėtį tam tikrose socialinėse grupėse. Jie nenori likti psichosocialinėme užnugaryje. Nes, tarkim, kaip ir minėjo kažkada dėstytojas per savo paskaitą, žmogus turėjo du asmeninius, čia kažkam labai nepatiko šitą dalis. Ir tiesiog jis norėjo parodyti irgi savo tam tikrą padėtį socialinę, kad jis turi pinigų ir jis aukoja tai leisti. Ir dabar vartojimas dažniausiai yra prekinių ženklų vartojimas. Ir dabar žmonės atsižvelgia ne į turinį prekės, tačiau atsižvelgia labiau į paviršių prekės, kaip jinai pateikta, ar gražiai įpakuota. Jeigu gražiai įpakuota, tarkim, viena neįpakuota, o kita įpakuota prekė. Tai aišku, rinksimės įpakuotą, nes mums gražiau jinai atrodo. Ir atsižvelgiant į tai, vartojimą galima palyginti su mutavusia ląstele. Nes mutavusiai ląsteliai taip pat reikia, nes svarbiausia funkcija organizme yra vartojimas. Tai yra augimas ir dauginimasis. O kas lemia tą vartojimą? Tai išoriniai veiksniai lemia tai. Ir ypač tai lemia žiniasklaida, tą vartojimą. Dėl to, kad jos priemonės ir pateikiamos reklamos mus skatina pirkti kažką ir didina visumą vartojimą. Ir net Lietuvoje kiekvienais metais reklamai yra skiriama 300 milijonų litų, o šiais metais buvo net 340 milijonų. Tai apie ką eina kalba? Ir žiniasklaida populiarina kultūrišką vartojimą ir jų taikinys yra masės, nes mases paveikti yra lengviau negu pavienį individą. Kadangi tau vienam, jeigu kažkokias siūlys prekę, tu gali paprasčiausiai suabejoti, gal to jos nereikia, čia gal net nebūtina įsigyti. O jeigu būtų koksai žmogus, dar vienas ar ten keli, ir jie sakytų, o man reikia, aš noriu. Tada tu susimastytum, o ko, aš blogesnis, gal man reikia tos prekės. Todėl ir įvyksta tas bandos jausmas. Dėl to ir pradeda pirkti daugiau. Taigi, vartojimas tai yra kaip ir mūsų gyvenimo būdas. Ir dabar šiuolaikinėje visuomenėje vartotojas keičia pilietį. Netgi galima taip sakyti. Ir tiesiog, nes žmogus perka tai, ko jam nereikia, šiaip tai pasirodytų prieš kitus. Ir savo kalbą norėčiau tiesiog baigti labai geros rašytojos citata,
Niomaž, kad yra tūkstančių žmonių, kurie dirba darbus, kurių nekenčia, kad įsigytų daiktus, kurių jie